Sveiki, bičiuliai. Seniai besimatėm, seniai dariau video. Šiandien sugalvojau truputį informacijas pateikti. Šiaip kas liečia aukcionus, kas liečia aukciono apmokėjimą ir kas liečia kokias prekes dedu ir dėsiu į aukcionus ateityje. Tai pradžią dėl apmokėjimo dirbame mes ir iš įmonės, ir su individualia veikla dirbu. Tai žodžiu, kartais būna apmokėjimai būtent į vieną sąskaitą, kartais būna į kitą sąskaitą arba grynaisiais. Todėl, kad su įmonė kol kas nepriimam grynųjų, tik tai pavedimai, o su individualia veikla tai ir grynosius ir pavedimus priimu. Tai žodžiu, todėl sąskaitos gali būti skirtingos, todėl po aukciono būna nurodyta įmonės sąskaita, jeigu iš įmonės yra. Būtent aukciono taisyklėse būna. Atidžiau pažiūrėkite taisyklės. Daug ko kiti nematote, antisnaiperio taisyklės nematote, kad būna, kas čia vėliau problemas atsiranda. Ir nematote dar, sakau, dėl sąskaitų kartais prasiveda pinigėliai būtent ne į tą sąskaitą. Būna problemėlės vėliau. O dėl peilių noriu pasakyti, kad kiek jau senokai stebiu, jau gana seniai, stebiu aukcionus, viską atsidedu, vieną kitą peiliuką, labai rimta. Kuo toliau, aišku, tuo mažiau tų peiliukų, tokių labai jau kosminių. Na ir galų gale priėmiau tokį sprendimą, kad vis dėlto atsisakysiu to labai brangaus segmento dėti į aukcionus. Jie liks pardavimuose, kaip ir visada, bet aukcionuose matau, kad vis dėlto tai yra įdomesni aukcionai, įdomesnis žaidimai, kurie yra, sakykime, ten iki 100, iki 200 eurų vaikšto kainos, dar kažkas. Bet kai dėdi peilį, kuris kainuoja 300-400 ar daugiau, ir jie pastoviai minusas ir pastoviai, žodžiu, ne visi žmonės supranta, kas tai yra. O kas supranta, tie jau apsipirkę esant. Pas manęs šiaip tų žmonių kol kas labai mažai keičiasi, labai mažai ateina naujų, kuriems reikia labai rimtų. O jūs, kurie anksčiau pirkote, dalyvauti aukcionus rimtuose, jūs jau tiek jų turite peilių, tai aš suprantu, kad jūs ten nepersikaupsit belekiek ir tokiais brangiais. Jau ne visada reikia tiek daug. Bet tai vis dėlto to segmento ateityje gali nebelikti. Tai žodžiu, bet bus vidutiniškų, gerų, visokių, bus restauruotų kartais, nes dabar labai sudėtinga, nieko, net Japonijoje pasižiūri visą kažkokią šlamštą, prekiauja nieko ir kainos kosminės. Tai žodžiu, kol kas tiek, manau. Noriu dar padėkoti, kad dalyvaujat, kad aktyviai dalyvaujat mano aukcionuose, nors ir turiu menį, kai ir tos vidutinės klasės, žemesnės klasės peilių aukcionuose, tai, smagu be galo. Man smagu tas dalyvavimas, tas toks žiauriai pasižiūrėti, aišku, būna ir minusų, ir pliusų, tiek jum, tiek man, čia jau nebeišskaičiuosim, bet smagu. Tai, žodžiu, toks dalykas, kad pradam ruoštis mūgiam. Mūgiam jau kraustumės į dėžes. Pradžiai pirmoji bus Stentų šventė Palangoj. Nepamirškite užsukti, užvažiuoti, pažiūrėti, pamatyti mano kolekcijas, ko nematote internete, būtent aukcionuose, ko nematote, matysite mūgėse, nes, kaip sakau, yra brangesnis segmentas, kuris tikrai, negali būti visas skiriamas į aukcionus, o šiuo metu
kuo toliau, tuo matosi, kad iš visai jis turėtų kaip ir dingti iš aukcionų, manau. Na ir mugėse matysit, namuose atvažiavę matysit. Tai žodžiu, geras dienelis, jeigu turite klausimų, klauskit, sakykit. Iki.